Labas vakaras iš kur? Iš Molėtų. Iš Molėtų. Prasideda 26 metų Press ralis ir šiais metais mes dalyvaujam su šitu daiktu. Kas lenktyniauja ir puošia gatves BMW. Turim dabar tenais trasą, kur važiuoja slalomo dvikovas. Apšilimo diena, nes visi įskaitiniai važiavimai prasidės tik tai rytoj. Tai trumpai pasižiūrėjom trasą. Labai paprasta. Jo, nes dvikovos, tai viena mašina iš čia, kita iš čia ir lygiai grečiai važiuoja. Ir tiek, nežinau, stojam, bandom važiuoti. Iš kur gavai mašiną? Žiūrėk, kai pravažiuosiu sėkmingai, tada pakalbėsiu. Na, pasiruošęs? Pasiruošęs. Šikanas į dešinę, iš kairę, ratas iš kairės, taip, sukamės. Gyvatėlė iš kairės, taip, gyvatėlė iš kairės, taip, tada šikanas iš kairė, atsiprašau, vartai kairė dešinė, taip, laukas. Taip, vartai, kairė dešinė, gyvatėlė iš kairės. Kur va važiuot ratą? Iš kur? Iš kur? Gyvatėlė iš kairės. Gyvatėlė dabar. Gyvatėlė iš kairės. Taip, gyvatėlė iš kairės. Taip, ratas iš dešinės. Į centrą ir šikanas į kairę. Finišas. Okay, snaps. I panicked so much. Man labai patogu, kai yra kelio knyga, nes aš galiu sekti ir aš biškį užmetu akį, kur mes esam. O čia aš į telefą tiesiog sulinus. Gera praktika, vakare aptarsim. Biškį išsiblaškymo buvo, bet viskas gerai. Apšilimas, ryt parodysim kaip kas. O dabar Mindė važiuoja. Молодец! Labas vakaras. Galvojau, šiandien dar nieko nefilmuosiu, bet tokia situacija yra. BMW'as šiuo metu ant estakados. Jeigu galima čia taip ją pavadinti. Estakada? Karpysim, ką reikia. Žodžiu, aš kol važiavau vien iki Molėtų, šitas lipas stipriai kentėjo ir čia blemba, šitas bortas šiandien, išvis jokio aukščio nėra, bet reikia kampu ant jo užvažiuoti ir braukia. Tai nusprendėm, kad gal nusiimam. Tiksliau, aš čia blevizgauju Mindė, ima. Kaip visada. Kaip visada, viskas normaliai čia mes. Mobilūs mechanikai. Bet Mindė irgi apturėjo biškį. Blemba, Mindė apturėjo kokį. Mindė galvojo, kad į Vilnių važiuos 7 ryto šarnyrus pirkti arba traukės naujas. Bet ne, viskas buvo gerai. Labai mūsų faini komandos draugai. Nežinau kaip pavadinti, mobilus servisas visas ant ratų pas juos. Braška mobilus servisas. Žodžiu, turėjom išvaryti jų kompaktą iš priekabos, tada pasimdom kratą. Jie turi mechaniką, koks vardas? Andrius Vasiliauskas.
Tai va, jisai ištampė visai pratus, viską galvojom, kad kažkas su važiuoklio pasirodo tiesiog Carbon Lorraine kaladėlės tokį gali garsą skleist, nes jos dar naujos ir aš nežinau, tiesiog, kad taip gali būti. Na tai va. Tiesiog kaladėlės skleidė tokį garsą, kad galvojom, kad byra mašina. Aš einu toliau varžtus. Davai. Na tai va, viskas ten gerai. Čia šitą pasidarom irgi bus gerai. Ir dar reikia su tiesiog ABD2 klaidesnis. Su Elmu tiesiog. Gerai, prainformuosim. Nu va, iš MKS dabar tapo 418D dizelis. Nu bet, bent nebus pamesta, nebus sulaužyta. Taip, daug skylių jo yra. Sako, Dinas važiuok, kol savaime nusiims. Nu bet tai ta savaime nusiims kažkur. Nusimsiu visų va šitų, visų Taip. ir grotelėm. Ir tai čia jau yra lūžis kažkoks, tai bet tai ten, Dokumentuok. ten daugiau gali būti žalos. Nu ir šiaip, skubiai greičio ruožą tau ten lipas, pusiau lūžęs, pusiau nelūžęs, velkas ant žemės. Gerai, šiandien tiek. Einam pailsėt ir iki rytojus.